esame baltai ir likime jais. Ir tai iš tikrųjų mūsų ryšys. O religija, žodis puikus, nelietuviškas, lietuviškai gal pasaulėžiūra. Romuva arba ryšys, jungtis. Jungtis tarp mūsų visų. Jungtis tarp mūsų ir tų galių, kurių mes lik ir nevaldome, bet mes galime su jomis turėti ryšį. Ryšys tarp gyvųjų ir mirusių ir ištisai visų ryšys. Pavadinkime tai Romuvos internetu. Jeigu norite, tai taip pat ryšiai. Kokie tik yra ryšiai? Mazgelis, virvelė ant jūsų riešo, tai religija, tai ryšys, tai Romuva. Juosta, kuri suriša, tai Romuva. Žiedai, kuriais apsikeičiate su savo mylimąja, tai Romuva. Ir viskas, kas jungia ryšą, laidai tarp mūsų namų, tinklai, internetas, elektros laidai, tai Romuva. Lietuvos siena aplink mus, ne šita, kuri istorinių lūžių pasiekoja, bet ta didelė baltų žemės jungianti, tai Romuva. Ir būkime mes visur ramus Romuviai, balti, išdidus ir žinantis, kur mes turim sugrįžti. Lietuva tai yra širdis baltų žemių. Ir į tą širdį mes grįžtam. Ir neleiskime jos perrašyti nei kitomis raidėmis, nei kitais rašmenimis, nei kitomis spalvomis. Rami Romuva. Tebūnie darna. Tebūnie darna. Tebūnie Romuva. Ir tegul prisijungia prie mūsų visų čia žuvusiųjų. Tarti šventinį žodį mes visada čia kviečiam ir prašom, bet prie manęs priejo mokytoja, sakė, kad yra mokinių, kurie norėtų išgirsti keletą žodžių priminti. Senas Kulionių piliakalnis, terasinis, pakopinis, kaip sako archeologai, nes buvo daug terasų ir pakopų ir laiptų su įtvirtinimais, kad neįžengtų prie. Pavadinimas labai įdomus, nes kaimas Kulionių, nesuprantamų pavadinimų, yra vietos gyventojams bemaž visiškai aiškus, ką tai reiškia. Vienos kaimo močiutės paklausė, kas čia per iškyšulys, ten toks mažas iškyšulys, ilgas kaip pirštas į ežerą. Ai, sako, čia kūlalis. Kūlalis mes vadiname tokį iškyšulį, kamputį, pusiasalį. Tai aišku, kad šitas didysis pusiasalis apsuptas iš visų pusių vandens ir prieinamas tik iš tos pusės, kur mes priėjome, yra kūlys, pagal vietos gyventojų pavadinimą. O žmonės, kurie gyvena kūlyje, yra Kulionys. Taigi čia yra didelio miesto, Kulionių miesto piliavietė. Ir gyvenvietė pati buvo dar toliau. Žemyn nuo kalno leidžiasi slėnis ir kaip Kernavėj slėnyje buvo trobesiai. Taigi žmonės gyveno iškyšulio gale, rago gale tenai, o čia ir galbūt plačiau aplinkoje apylinkėse, o čia susirinkdavo gintis. Ir žodžio piliečiai kilmė, moksleiviai mėly, būtent iš to piliakalnio pavadinimo. Ne tik iš šito. Visi žmogiai iš tikrųjų turėtų ir dabar tą pilį stovėti, jeigu Lietuvos istorija būtų tokia graži ir be tragedijų. Bet Lietuvos istorija permaininga, pilies nebėra, pelenai ir kraujas, kaip minėjau, žemėje susigėrė. Kasinėti negalima, nes ten archeologiniai sluoksniai. Jis išėjo derėti su priešais už vartų ir jam buvo pažadėta, kad jeigu jis atiduos raktus nuo pilies, tai atiduos pilį, tai žmonės liks gyvi. Tiesa, jie turės atsisakyti savo tikėjimo, savo pasaulėžiūros ir priimti svetimą. Bet, reiškia, jeigu ne, tai viskas, visi žus, bus išžudyti ir taip toliau. Ką padarė valdovas? Jis patikėjo priešais ir pasirašė, palabino tą sutartį. Tačiau priešai buvo klastingi ir kai vadas atsigrėžė, pamatė, kad pilis yra toliau apgulama ir žudomi jo kariai, bet pilis buvo padegta ir visi žuvo liepsnose. Sos ateiti gali tai pamatyti. Kaimo žmonės vietiniai žegnojosi, sakydami, kad aš tikrai mačiau. Buvau atėjęs, mačiau tą valdovą.
Jisai čia įmanuoja, dūsauja ir rauda gailėdamas į savo poelgio, kad jis patikėjo priešais, kad jis manė įsiderėsią sąlygas. Niekada netikėkite priešų pažadais. Visada būkite budrus. Mūsų dievams, nes viskas, ką mes turime, kuo mes džiaugiamės, yra tik dėl to, kad mums padeda galios, kurias mūsų protėviai vadino didžiaisiais dievais arba dievais. Tai ugnis yra mūsų pagrindinė, kas nemato, bet jos yra, girdime balsą ir kartais matome vaizdą, taip ir mūsų galios, vadinamos didžiaisiais dievais, jos yra, nors ir nematom, bet jų poveikis sklinda, o kai kartais mes pamatom ir vaizdą ir išgirstame garsą. Tai šiandien pradėkime nuo mūsų šventosios ugnies, kuri dabar jau atkeliavo nuo Kulionių piliakalnio ir iš naujo įkūrėme aukurą. O visi kiek galėdami, kiek įmanydami pritarkite balsu ir širdimi. Gabija šventoji, sukurta žibėkė, Gabija ugnelė, užkopta godėkė, šildyki mus, globoki. Oi, kalnas, kalnas, oi, kalnas, kalnas, kalnelės aukščiausia, oi, ant to kalno. Taip kaip ant žemės deganti ugnis ir kylanti į viršų, jungia mus su dangumi, su protėviais ir dievais, taip ir iš viršaus nusileidžia ugnis, pavasarį per jorę, iš viršaus nusileidžia perkūnas ir perkūnija visą žemę. Visi kūnai, kurie iki tol buvo apmirę, pradeda gyventi, sprogti, skleisti. Sako, meldžiantis jam mūsų protėviai atsigręždavo į pietus. Nežinojo, kad dangaus kalno viršūnė, tai yra ten, kur saulė pakyla aukščiausiai, ir į tą pusę įskrenda paukščiai rudenį į dausas, ir ten didysis mūsų dievas perkūnas tarsi žvelgia į mus, iš ten tarsi žvelgia į mus ir siunčia dieviškąją šviesą, kurios vaisius jūs matysite greitai. Ir dabar jau matome, kaip sprogstančius pumpurus, o galų gale tai įsikūnis mūsų vaisiais, mūsų daržovėmis, mūsų šakniavaisiais, mūsų visom gerybėmis ant mūsų vaišių stalo. Todėl aš kviečiu palabinti mūsų didįjį dievą perkūną. Ir giesmė žodžiais įnėje būtų gerai. Na ir širdies ir pritarimo balsais. Jonai, Ryvis atliks apeigą perkūnui skirtą. Šita galia judina gamtą, žadina gyvybę. Tai mūsų svarbiausia galia, kurios dėka mes gyvename.
Gydysi mūsų, Dieve mūsų. Gydysi mūsų, Dieve mūsų. Gydysi mūsų, perkūne mūsų. Gydysi mūsų, O stiprybė tavo galybė. stiprybė tavo galybė. Stojom kiemomis, stiprink kiemomis. Stojom kiemomis, stiprink kiemomis. Taip, dabar be perkūno žemynai, jinai arčiausiai lėjimą kalėdų kalėti. Tačiau pavasarį jis griaudė. O žemynai yra visada, žemyna visada, ir žiemą, ir vasarą, jinai po mūsų kojomis. Ir jeigu reikėtų kreiptis į ką, tai arčiausiai jinai yra šalia mūsų. Gali Dievas nepadėti, gali nepadėti perkūnas, nelaiku ateiti į pagalbą. Bet žemyna visada, tai yra mūsų motina, mūsų davėja kūnų ir gyvybės. Žemynos atvaizdą yra išdrožęs iš ąžuolo ir jis yra čia. Ir mes dabar su Kryviu atliksime apeigą žemynai. Tas, kuris bus pradaužtas, tą valdysim, tas, kuris nepradaužtas, keliau žemynai. Gerai, sveikiasi. Čia mūsų. Žemynos, tada Kryviu, prašom, žemynai paukoti. O šitą mes iškilmingai siunčiame ratu. Prašau pirmo žmogaus nesuvaldyti viso kiaušinio. Perduoti kitiems tik mažą dalelę to. Protėviai atliko tūkstantmečius, tai mūsų šventa duona. Ten matot ir kiaušinį. Vytautas Musteikis, mūsų mielas bičiulis, visą naktį kepė ir tai yra ne kokia pirktinė duona, kepė, nemiegoja, dabar parodusiam akim, bet duona puikiai. Štai jinai šventa duona ir mes su Kryviu ją irgi kaip įprasta padalinsime. Pavyko.